Sveiki atvykę į Ovoko lenktynių akademiją. Aš esu Karolis Ryšys, Dakaro ir Monte Carlo ralių dalyvis ir prizininkas. O dabar šis naudotų dalių startuolis pakvietė mane pasidalinti savo žiniomis ir įgūdžiais su 7 ofiso darbuotojais. Tad eime susipažinsim, kas jie tokie ir su kuo mes čia turėsime reikalų, kas bus mano studentai. Bet iš pradžių daugiau apie projektą ir jo tikslus. 7 Ovoko darbuotojai prisijungė prie Karolio Ryšio ir Ovoko Racing Academy ir pradeda darbus. Jie kūrė tikrą lenktynių komandą su lenktynininkais, mechanikais ir pagalbininkais. Tikslas – rudenį sudalyvauti profesionaliose lenktynėse. Komanda tam jau turi automobilį – BMW Z4 2006 metų 3 litrų 6 cilindrų su 262 arkliais. Jis dar nepasiruošė startui. Šį Z4 reikės testuoti ir remontuoti, o kai ką net visiškai konvertuoti. Viskas bus daroma naudojant dalis iš Ovoko platformos. Dabar, kai jau žinote daugiau, susipažinkime su komanda. Kodėl prisijungiai prie Ovoko Racing Academy? Prie Ovoko Racing Academy prisijungiau, jaučiu pagrindinė priežastis, tai yra, kad aš iš savęs esu toks žmogus, kuri mėgsta įvairias aventūras. Vienas dalykas, tai čia mano neišsipildžiusi svajonė, tapti kažkuo arti lenktynininko. Tai prieš tai dalyvavau žiurkių lenktynėse ir dėl to, kad šiais metais taip atsitiko, kad tas lenktynės nutraukė, tai atrodė kaip natūraliai progresija, kur toliau tęsti lenktynininko karjerą. O turi patirties su lenktynių sporto automobiliais? Šiaip mėgstu techniką, mėgstu prie jos pasikuist, mėgstu ją eksploatuoti. Studijavau inžineriją ir mes gaminom formulę nuo nulio visiškai. Ir gavos tikslas toks, kad pasidaryti formulę studentams ir tada vasarą išvažiuoti lenktynes Vokietijai. Aš beveik nieko nesuprantu apie mašinas ir jų remontus. O kas bus sunkiausia naujokams visiškai be patirties? Dažnai ne naujokams būna sunkiau. Naujokai ateina labai imliai į viską ir klausančiai ir tokiom, kaip pasakyti, susidomėjimo akim didelėm. Ir jiem dažnai sekasi geriau, sunkiau kartais būna kaip tik neteisingą patirtį turintiems ir ją įgilinusiems lenktynininkams. Ar šiaip kažką ekstremalaus tokio gyvenime veiki? Esu šokusi su parašiutu, veik sportu užsiemu. Esu pilotavusi lėktuvą neturėdama piloto licencijos 5 minutės. Skridom lėktuvu ir aš labai buvau susižavėjusi, kaip čia viskas veikia. Ir sako, tai gerai, mes pranešam, kad aš perduodu vairalazdę tau. Ir tiesiog pasakė, kaip aš turiu laikyti tą vairalazdę, ką aš turiu daryti. Ir literaliai 5 minutės aš buvau už lėktuvo vairo. Iš ekstremalaus sporto esu mažiausiai ekstremalus žmogus, kurį galbūt net pažįstat. Nesu labai ekstremalaus sporto mėgėjas. BMW Z4 bolidas, tai yra už tavęs jau. Kokie pirmieji įspūdžiai? Ir jau teko pasižiūrėti, kažką pasibandyti? Pirmieji įspūdžiai mano buvo, iš karto aš atkreipiau, kokia yra kubatūra. Tada Karolio paklausiau, tai kiek čia kilovatų. Kai pasakė, kad 195 kilovatai, galvojau, vau, jis turėtų būti žvėris trasai. Kai Karolis užvedė mašiną po pristatymo, aš buvau pirmas žmogus, kuris sakė, gali pavairuoti. Nes tas garsas, šiaip aš apskritai labai mėgstu mašinų variklio garsą. Pirmas įspūdis, labai tikiuosi, kad tilpsiu. Tai leis paklausti, koks tavo ūgis? Šiek tiek virš 2 metrų. Galva nekiša aš virš? Tai jau turim juokingų nuotraukų, tai stogą reikia nuleisti, bet dar nesėdėjau su stogu. Tai pasižiūrėsim, bet jeigu ką, tai to ir susirinkom, padarysim sėdynę žemesnę. Papasakok daugiau apie tą bolidą, kuris yra už tave šiuo metu, tą BMW Z4. Tai yra BMW Z4 ir aš jo visiškai nepažįstu kaip sportinį automobilį, bet pagal duomenys jis tam tinkamas. Aš jį pasirinkau tokį todėl, kad nuo seno mėgstu britiškus roadsterius, tai yra iš viso roadsterio istorijos tokia labai svarbi tema, dėl to matot mane ir Dakare, ir Monte Carle važiuojant į britiškais automobiliai. Tai roadsteriai iš principo iš britiško automobilizmo ir atėję yra. Esame ne biure, o Ovoko M7 laboratorijoje. Ką galėtum papasakoti apie šią vietą, Viesnaudo, ar tau, ar mūsų kompanijai apskritai? Tai tas M7 laboratorija ir buvo sukurta tuo tikslu, kad žmonės galėtų, tie, kurie dirba prie produktų, patys pajausti, ar tai, ką daro, yra naudinga.
Kai aš tik įsidarbinau pačią pirmą savaitę, čia mums buvo viena diena skirta, nes mes dviesi atėjom tai tą pačią dieną į komandą, susipažinti su M7. Ir jau tada, kai aš atėjau į šitą būtent vietą, supratau, kad čia žiaurių, wow, kiek daug skirtingų dalių ir kaip čia vyksta, gali išsitestuoti, kaip vyksta ir ardymas, ir dalių siuntimas ir panašiai. Tai supratau, kad čia tarsi savotiška laboratorija, kur kiekvienas darbuotojas, kuris šiek tiek nori daugiau išmokti apie mašinas, gali save realizuoti. Ką tikėsi pasiimti šio projekto? Iš šio projekto tikiuosi, sakyčiau, 2 dalykų. Tai gero laiko su kolegom ir išmokti bent automobilių dalis, kokius, nežinau, kokias bent jau 10 automobilių dalių, kur suprasti ne tik pavadinimą, bet ir kur jos yra ir kam jos skirtos ir kokie ten gali būti jų parametrai. Tai jau tokio gilesnio suvokimo, bent kažkiek tų detalių. Labiausiai tikiuosi pasimti patirties. Patirties prie mašinų, gilinti patirtį, gilinti įgūdžius prie vairo. Esu tikrai džiugiai nustebęs žmonėmis, kurie atėjo, kaip jie, ką iki šiol yra nuveikę automobilių sporte arba kažkur kitur. Ir žiauriai laukiu pamatyti, kaip mes tai panaudosim trasai. Štai ir pirmosios mūsų serijos pabaiga. Per atėjančios savaitės ir mėnesius Ovoko Racing Academy komanda ruošis pirmajam savo startui ir sunkiems darbams su Z4 bolidu. Lauksime jūsų kitoje serijoje, kur Ovoko 7 pasakos apie pirmąsias savo patirtis ir dalinsis įspūdžiais bei video medžiaga. Iki kito karto.